įtakos. Tai turbūt man tai atrodo, kad didžiausias barjeras gal yra turbūt, kaip nuo niekur šokti į kažkur. Tai yra kaip peržengti tą ribą, nes jeigu mes sakom, kad turim labai stiprius žmonės ir labai kūrybingus jaunus žmonės, tai turbūt klausimas, kaip galime jo idėjas, kaip sakyti, kaip jas paskatinti dar labiau generuoti. Tai čia turbūt toksai atviras klausimas, kad neužbaigtume labai optimistiškai diskusijos, bet man to dar klausimas turbūt. Tai, žiūrėkit, mes tikrai nesam tokie, kurie sakytumėm viskas padaryta ir pliusai sudėti ir dabar galim ilsėtis. Nieko panašaus, yra daugybė dalykų, reikia veikti ir va, tie visi projektai yra, kurie daryti. Gal tik tai, reiškia, čia daugiau yra požiūris, reiškia, nes, suprantat, kaip, reiškia, ta prasme, kokią mes savo užsiduodam nuostatą. Ar viskas yra blogai, ar viskas ne taip blogai, bet gali būti puikiai. Reiškia, ta prasme, nėra viskas gerai ir nėra viskas blogai, totaliai, bet mes viską darysim, kad būtų puikiai. Ir tikrai puikiai mintis, kodėlgi čia nepadaryti nemokamos Wi-Fi zonas, mes darom prielaidą, kad čia visi naudojasi, turi tos Wi-Fi kodus ir ačiū, puikiai problema, puikiai mintis, mes tą imsim ir padarysim, reiškia, tai viskas gerai. Ir tikrai, ir aš ką jaučiu, tai jūsų, ta prasme, tikrai nėra lengva. Tikrai nėra lengva ir dažnai tikriausiai atsimušėt į daug problemų, bet kaip gerbiama Indrė sakė, visur jų yra. Visur jų yra. Ir tiesiog turim kažkaip tai atrasti viduj savęs šiek tiek to noro ir to optimizmo. Nes iš tikrųjų pasaulis bus toks, kaip mes tikėsim, kad jis yra. Kaip mes jį matysim. Štai jau antras konkretus dalykas įvykęs per šią diskusiją. Dar vieną idėją jau pažadėti įgyvendinti. Klausimas dar iš auditorijos. Čia buvo taip žaismingai užsiminta apie tuos, kas nedraugauja su moderniosiamis skaitmeninėmis technologijomis, bet aš truputį iš kito šono norėčiau pažiūrėti. Kalbėdami apie socialinę atskirtį, vakarų sociologai jau įvedė tokią savoką kaip skaitmeninė atskirtis, kaip nauja ir atskirti netgi, kaip čia pasakyti, įtvirtinančią ir stiprinantį veiksnį. Tai va, aš tiesiog norėčiau klustelt, kaip jūsų akimis atrodo to socialinės atskirties ir skaitmeninio Vilniaus santykis, tai vienas dalykas. Antras dalykas apskritai, apie kokį procentą Vilniaus žmonių kalbam, kai tikimės, kad jie naudosis visą tą apimtimi gerųjų, potencialiai, nebūtinai kiekvienas visa, bet potencialiai, koks maždaug kiekis čia tų žmonių yra, kurie galėtų potencialiai naudotis visais tais malonumais. Tai vat maždaug tiek. Vėl ponia Indrė, tenka mikrofonas. Taip, iš tikrųjų, kad ir kiek technologijų mes beįdiegtumėm, niekas nepamiršta apie tos žmonės, kurie jomis nesinaudoja, nes paraleliai veikia visuomet ir įprastiniai keliai tie gauti paslaugą tokie, kokie jie buvo ir anksčiau. Tarkime, jeigu mes elektronizuojam savivaldybės paslaugą, tai puiku tiems, kas naudojasi internetu, puiku tie, kurie turi kompiuterius ir visą kitą, bet kitas žmogus, pavyzdžiui, gali iš tikrųjų tiek ateiti į savivaldybę, tiek ateiti į seniūnijas ir tenai gauti paslaugą įprastiniu būdu. Tai be abejo dar vyksta ir kiti projektai, tokie kaip ir skaitmeninės atskirties mažinimo projektai, tai žmonės ir patys yra įvairios problemos, programos, tiek senyvo amžiaus žmonėms, kurie yra apmokami naudotis internetu, bibliotekos teikia viešasias prieigas, jeigu jau ir nori žmogus bandyti naudotis technologijomis. Juk niekas neverčia iš tikrųjų, čia pasirinkimo klausimas, tik galimybių suteikimas. Čia iš tiesų, kuomet mes kalbam apie informacinės technologijas ir informacinę visuomenę, mes net kartą buvom, reiškia taip, pajuokavę, kad čia ne informacinė visuomenė, bet informacinė jaunuomenė.
naudojimasis internetu ir reiškia, smartfonais ir ko tik tai norit, kokiam technologijom, jos be galo priklauso nuo žmonių amžiaus ir socialinės grupės bendrai. Tai, bet čia atrodo, kad ir kažkokia tai kaip ir blogas dalykas, bet na, tą iš esmės situaciją mes turėjom bet kokiais amžiais, bet kokioje visuomeniai. Visą laiką jaunuomenė jinai priima ir santykinai jaunesni žmonės priima visas naujovės greičiau jas išsisavina, tuomet jos yra pamažu perdodamos ir vyresniems žmonėms. Ir tai, kad, tarkim, prieš 5 kokius metus žmonių, kurie naudojosi internetu būdami virš 50-60 metų, buvo visai nedaug, buvo labai nedidelis procentas. Dabar tokių žmonių yra jau žymiai daugiau ir visos tos iniciatyvos ir tai, ta prasme, kažkoks natūralus mokymasis ir vaikai padovanoja kompiuterį tėvam ir atsiranda internetas ir taip toliau, tai sklinda, reiškia. Ir jeigu dar nauda nėra atrasta, tai dėl tų paslaugų paprastumo jinai bus atrasta už kažkiek tai laiko. Tiesiog mes negalim tikėtis, kad jinai būtų ta nauda vienodai atrasta visose amžiaus grupėse. Tai gal pridursiu, tai aš tai manau, kad problema tai egzistuoja, bet vis tiek pradėčiau pokyčius ir visą laiką skatinčiau nuo jaunų žmonių, nes yra 2 alternatyvos, arba jie čia kūrybingumą savo gyvena, arba jie gyvena kažkur ne Vilniuj, gal ir Lietuvoje, reiškia. Tai manau, kad mes turim pradėti, taip, tą iniciatyvą, kuo daugiau skaitmeninių ir kūrybinių sprendimų ir kitokių sprendimų ir paslaugų, tai yra, manau, yra labai geras prioritetas ir labai geros idėjos, renginiai ir programos įvairios iniciatyvos iš verslo, ne tik iš verslo. Manau, jų galėtų būti daugiau, jos būtų visuotinos, bet gal čia tokia problema su skaitmeninė atskirtim, kad mes kartais tas problemas, skaitmeninės atskirties ar kitas problemas sprendžiam trupučiuką uždarai. Aš manau, kad viena iš problemų, kodėl mes neįjungiam ten daugiau gyventojų arba galėtume daugiau jungti, dėl to, kad mes problemas, kai sprendžiam, planuojam, kaip sakyti, iš vienos perspektyvos, arba iš technologijų, arba iš ko, bet turbūt pirmiau yra problemos ir kaip žmonės įtraukti organizacijas ir visą kitą, kas gali siūlyti paslaugas ir kaip mes jas sprendžiam iš įvairių perspektyvų. Tai aš pasigendu, pavyzdžiui, iš valdžios struktūrų pasigendu tokios sprendimų integruotų. Tai yra, mes pripratom planuoti senamadiškai, yra galimybės jas finansuojam, bet norint, kad būtų gyvos idėjos, problemos ar tos idėjos, reiškias, jas visai kitaip turėtume spręsti. Tai aš kažkaip manyčiau, kad tikrai yra kur dar pasitempti, bet jeigu reiktų rinktis, tai vis tiek ir daugiau investuočiau į jaunimą. Reikia patikslinti. Ačiū už įdomų atsakymą. Iš tikrųjų, čia amžiaus grupė yra viena iš atskirties formų, bet man rūpėtų ir kita truputį pusė. Pasakykim tiesiai, jeigu žmogus gyvena ties skurdo riba, kokių Lietuvoje nemažai, jis gauna įvairių nuolaidų, šildymui, pašalpų ir panašiai, aš turėjau galvoje tą elektroninę atskirtį, pirmiausia skaitmeninę atskirtį, kuri susijusi su žmogaus ištekliais, jo materialiniais ištekliais, socialiniu statusu. Vėl, ponė Indrei, klausimas. Taip, tai čia išeitis viešieji prieigos taškai. Jeigu jau naudotis skaitmeniniais produktais. Jeigu ne, tai kaip ir minėjau, yra visada, niekada nedings įprastas būdas. Paslaugos ar kažkaip jis niekada neišnyks, nebent po N metų. Aš, kaip gerą pavyzdį sprendžiant tą problemą, kuris minėjo tikrai tokia aktuali, tai manau, kad viešos bibliotekos viso Lietuvoje yra sėkmės istorijos projektai, kur kaip tik būtent vyresni žmonės gali ateiti į tas bibliotekas viešasias, bet jeigu kalbant šios dienos perspektyvoje, tai aš manau, kad to per mažai ir tikrai yra dar ką čia tobulinti, bet jeigu mes norim pasiekti tą tikslinę grupę, kuri turi neprieina prie tų išteklių, tai vis tiek labiau turėtume kalbėti labiau apie lokalias bendruomenės ir jų problemų sprendimą.
mes iš Paukščio skrydžio čia galim kartais apsigauti, kad taip gražu viskas yra ir daug galimybių, bet problemos yra labai apačioje iš tikrųjų. Ir kai jas nusileisim šiandien taip pat po renginio, tai prisiminsim, aišku, bet manau, kad turim kalbėti daugiau per lokalias bendruomenės, per daugiau jungti tas problemas spręsti atvirai, tai nėra valdžios vien tik tai reikalas, tai yra verslo reikalas, nevyriausybinio organizacijų, jaunimo organizacijų reikalas, įvairaus amžiaus grupių reikalas. Manau, kad tų galimybių galėtų būti daugiau. Ir manau, kad problema egzistuoja, nes Vilniuje gyvenant tai yra viena perspektyva iš Paukščio skrydžio. Jeigu esu kažkur, tai, tarkim, Akmenėj, turbūt yra kita perspektyva. Iš Paukščio skrydžio nežinau, ar galima, bet turbūt, kad turbūt viešųjų bibliotekų arba kitų muziejų galėtų būti daugiau, galėtų paslaugų būti įvairesnių ir suskaitmenimo. Man,